Nuostabi. Labai norėjau šuniuko. Labai seniai turbūt. Apie va tokį mažiuką pakėlė. Aš labai mielas. Labai džiaugiuosi. Žaisiu ir maitinsiu. Taip, žinojau, jinai labai ilgai yra sakius, kad labai nori. Ten vis kalbėdavo, kokia mano svajonė, kodėl jūs neišpildo tos svajonės, čia mano svajonė. Aš galvoju visada mintise, galvoju, gal per mano gimtadienį duos. Tai taip sunku buvo lauktas, laukimas buvo toksai, kad ir jai nieko nesakyti ir kad toksai, staigmena. Galvoju, tik pasirodys visą pauloti ryšiai. Pradžioje atrodo viskas tai buvo, net niekada negalėjai žinot, kad taip gali atsitikti kažkaip. Stengiamės to neparodyti, bet visiems, ir psichologiškai ir visai buvo blogai. Išprotėjusios jos čia vis dėlto šuniuko, tai dabar nebus kada net mąstyti apie tai, kas blogai. Praktiškai eina 7 mėnesis gydymo dabar. Na ir paskui ta svajonė, jinai turbūt ir parašė pirmą kartą šuniuką, nors aš Medai sakau, nu ne, nejuokauk, pas mumis 2 šunys ir 1 katinas. Ir aš buvau šiek tiek prieš, ir tėtis buvo šiek tiek prieš. Bet paskui, žinokit, per kokius, gal mėnesio laikotarpį, taip grubiai. Jau pasakiau taip, o tėčiui dar ilgokai nesakėm. Ilgokai nesakėm, tai taip sužinojo pats paskutinis. Visaip aš bandžiau ją perkalbėti, visaip. Bandžiau gal dviratuko, gal kažką kitą, gal kažkokį žaislą, nieko, jinai vis kategoriškai pasakė, kad to ir ne kito. O šita emocija tai ypatingai gera. Praeitą savaitę turėjom lašinimą, mergaitė 3 paras išgulėjo visiškai, buvo, kada aš ją mačiau tokią bejėgę, nusisukusi ir nieko, net negalėdavo nieko pasakyti. 3 paras taip išgulėjo ir labai sunku, kaip mamai buvo. Turėsim dar tų sunkumų, bet aš tikiu, kad šiandien tas džiaugsmas, tai jai tikrai palengvins tas sunkias akimirkas, ką jinai. Iš tiesų labai norėčiau padėkoti Rimanto Kaukėno paramos fondui, nes tai, ką daro šie žmonės, tiesiog yra nuostabu ir gera ir tiem sergantiem vaikam, ir net ne vaikam, bet ir jų tėveliam. Labai daug ką, ta prasme, tą sunkumą padeda užsimiršti apie tą sunkumą, ką mes patiriam. Ir labai noriu padėkoti labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiam žmonėms, kad išpildė mūsų šią gražią, rudą svajonę, mažą, nuostabią, tai gyvą svajonę. Ir aš tikiu, kad mums padės toliau išgyventi likusį gydymą, taip? Paprasčiau išgyventi.